Jei šaltų orų sugalvosit miegot laukia, kad ir kiek gers jūsų miegmaišis ar miegmaišai, labai tikėtina, kad jūsų galvos viršus vis tiek jaus šaltį. Ką aš darydavau seniau, tai pasimdavau savo kaklaskarį ir per užsidėjęs jam barzdos ir ant galvos pasidarydavau tokią kaip babos skarelį ir taip to galva taip nešaldavo, bet pastebėdavau, kad man biškį trukdydavo miegot tas susidaręs įsitempims čia, nes kaklaskarė vis tiek skirta būti aplink kaklą, ne aplink galvą, kurios skersmuo yra didesnis. Dėl to pasiėmiau antrą savo kaklaskarę ir kuo gerai yra kaklaskarės, kad jos labai universalios. Užsėdat vieną kartą, ją susukat vieną kartą iš šono ir tada gaunat antrą identišką dalį, kurie vėl užsėdat ant galvos ir gaunat puikią žieminę kepurę. Ir tada jūsų galva nakties metu nešal, jeigu diena irgi šalta, dienos metu irgi nešal. Kaklaskarės labai paprastas, ganėtinai nebrangus daiktas, bet toks universalus ir tiek daug vietų pritaikoms. Nuorodą įdėsiu į komentarą ir getbacks.